Šį garbingą apdovanojimą priimu kaip architektūros reikšmės kultūrai pripažinimą. Džiaugiuosi, kad architektūra retkarčiais tampa pastebima kaip kultūros ir meno sritis kartu su literatūra, teatru, muzika, daile, kinu. Gali būti, kad tautos galia ir slypi kultūroje, o kultūros architektūra. Knygas galima deginti, spektaklius uždrausti, muzikos neleisti atlikti, filmų nerodyti. O pastatuose įkūnyta architektūra nėra taip lengvai iškrinama. Ji turi šansą išlikti autentišku, kasdien patiriamu tautos kultūrinį ženklą, galinčią įkvėpti ir ateities kartas. Architektūra yra pats abstrakčiausias menas, susijęs su pačia realiausia tikrenybe, rašė architektas Vladas Šmitas. 1933 metais išleistoje šviečiamojo pobūdžio knygelė, skirta lavinti tautos architektūrinį supratimą. Ir ta tauta, sukūrusi modernę valstybę, sukūrė ir modernę architektūrą. Kauno tarpukario pastatuose įkūnytos to meto visuomenės svajonės ir viltis palaikė mūsų tikėjimo laisvę tamsiuoju istorijos laikotarpiu. Už tai, kad šiandien švenčiame vasario 16-ąją, turėtume būti kažkiek dėkingi ir baltajam Kauno modernizmui. Grožis, nauda ir patvarumas, skelbia klasikinė architektūros vertinimo teorema. Tačiau tikrasis tas vertintojas yra laikas. Laikas bėga greitai, tačiau architektūrai kartais įslenka gerokai per lėtai. Ir mums nespėjus suvokti jos vertės, architektūra patenka į negailestingą kaštų ir naudos Excelių teismą, kuriame nėra vietos grožio. O juk tą grožį net patys to nepastebėdami, kuriame mes visi, vykdami ir teikdami, pirkdami ir parsiduodami, naudodami ir pasinaudodami, rinkdami ir pasirinkdami. Architektai tik stengiasi kaip galėdami geriau materializuoti jūsų svajonės ir viltis. Bet svajokime atsakingai ir skatinkime architektus kurti gražią, naudingą ir tvarią architektūrą. Tokiu būdu puoselėdami mūsų kultūrą ir taip stiprindami tautos galią.